Dėl ko žmonės mėgsta stradalinti, išgyventi, kitaip sakant, dramą savyje, dar kitaip sakant, pergyventi dėl kažkokios tai susiklosčiusios situacijos, mūčinti save, nes jau nuo vaikystės yra įskiepyta į galvą, kad gyvenime egzistuoja teisingumas. Ir dažniausiai tą teisingumo pasąmoninę programą įskiepija patys artimiausi vaikui žmonės. Ir kaip tai vyksta, tas įskiepijamas teisingumo programos. Kai vaikas išdresiruojamas kentėti ar atlikti kažkokią komandą, kurios jis nenori daryti, ir už tai jis paskui yra apdovanojamas gal gerų žodžių, gal pinigais, saldainiais. Ir vaiko prote įsirašo tokia pasąmoninė programa, kad man reikia pakentėti kažkokią tai skausmą ir paskui laukia apdovanojimas. Na ir kai vaikas auga, ta pasąmoninė programa niekur nedingsta. Tiek žmonių į unitazą nuleidžia savo gyvenimą, skęstant toje dramoje, tame stradalinime, tuose mūčinimuose, išgyvenant kažkokią tai situaciją vėl ir vėl. Dėl ko? Dėl to, kad laukia už tai apdovanojimą. Ir kaip galvojat, jeigu jūsų prote yra tokia programa, kuri laukia apdovanojimo, tai ką prieš tai reikės daryti? Taip, reikės stradalinti, reikės rinktis gyvenime tokias situacijas, kad tos dramos, to mūčinimuose būtų kuo daugiau. Tai va, kol nepasikoreguosit šito vidinio mėšlo esančio jūsų galvoje, tol tiesiog stradalinsit, nes tikėsitės kaip vaikystėje nuo mamos ar tėčio apdovanojimo. Bet suaugusiųjų gyvenime visai kitos taisyklės, o jūs dar žaidžiate vaiko taisyklėmis. Na, o kas norit pokyčio savo gyvenime, tai pradžiai registruokitės pirmai nemokamai konsultacijai. Iki.